Aš esu Hansas Kristianas Andersenas iš Odensės. Ši pasaka yra apie mane, apie mano svajonę ir svajonės išsipildymą. 14 metų aš išvykau į Kopenhagą. Kopenhagoje aš apsigyvenau pas nedidelę šeimą. Norėjau tapti aktoriumi, dainininku ir šokėju, bet man nesisekė. Iš nevilties pradėjau rašyti poeziją. Taip aš ir išgarsėjau visame pasaulyje. Dar parašiau daug knygų vaikams. Miriau 70 metų. Vargšas aš, nors esu Anderseno pasakų karalystės karalius. Klajoju po pasaulį, bet esu visiškai pasimetęs, nes nebežinau iš kokios pasakos. Ką man daryti? Ar gali man kas nors padėti surasti savo karalystę? Gerbiamas karalių, prieš jūs gražuolė knyga. Palieskite ją, pavartykite. Gal jūs rasite pasaką, kurioje gyvenate? Aš esu iš pasakos Ramunė. Ši pasaka apie berniuką, kuris vieną dieną gamtos pamokai gavo užduotį atsinešti ramunę, bet jis nežinojo, iš kur ją gauti ir nepagalvojo. Paėmė ir nupjovė mamos prižiūrėtą ramunę. Kaip jis bijojo grįžti namo, o kai grįžo namo, mama papasakojo, kad reikėjo paprašyti. O buvo šioje pasakoje karalius? Tai ne jūsų didelybė, bet šioje pasakoje karalius nebuvo, teks ieškoti toliau. Mielieji paukšteliai, kokios pasakos? Mes baltosios gulbės iš pasakos laukinės gulbės. Pasaka laukinės gulbės yra apie mergaitę, kuri turėjo 11 brolių, kuriuos piktoji ragana pavertė gulbėmis. Bet vieną naktį jis susapnavo, kad jai reikia numesti 11 marškinių įsikelių ir broliai atvirš žmonėmis. Mergaitė mylėjo brolius ir įvykdė užduotį. Gulbės pavirto žmonėmis. O gal kas buvo girdėti šitoje pasakoje apie karalių? Deja, ne jūsų malonė. Štai gražioji undinėlė, jūros dugno esančios gintarinės pilies šeimininkė. Paklausykite, kasgi jai nutiko. Pagaliau man jau 15 ir aš jau galiu kilti jūros paviršių. Įdomu, visa manęs laukia. O jūros paviršiuje pamačiau bangų. Blaškomą jūros kapitoną. Jis buvo miręs su jūros pagalba. Nuplaukčiau į krantą, pamilau jį, bet buvau perspėjęs. Jei pasirinksiu žmogaus meilę, prarasiu jūrą. Ir aš pasirinkau jį. Ši pasaka ne apie mane. Lik sveikas, karalius, tavo namai žemėje, ne jūra. Sakyk, jogdary, ar mes taip ir nerasime savo pasaką? Kas tu ir kas esi? Aš esu iš pasakos, Dažingas ir ponas. Čia pasakojama, kaip Dažingas augina įvairius daržoves ir vaisius. Kaip ponas paragavo Dažingo obuolių ir paklausė, iš kur jie yra. Pardavėjas pamelavo ponui, kad obuoliai yra jo, tačiau prisiminti išrašyti. Pasirašyti, mano obuoliai iš mano puoselėtą sodą. Jums dar jeigu prireiks, ieškant savo klaidą. Thank you.
kokios pasakos ši mergaitė? Na, gal ta žino pasaką? Mergaitė ir daktus. Va. Žinokit. Aš labai mylėjau savo tėvus. Paskutinę metų dieną norėjau jiems padėti, parduoti degtukus, bet niekas nepirko. Jau grįžti namo, valstiečių, šalta, pasidėti šviesą, šalta, pasidėti degtuką, vartojo glūdį, 1000 lempučių, o čia mano močiutė. Močiutė, palauk, eisiu kartu su tavimi, kaip čia šilta, kaip dievas netoli. Ryte atsikėlė, ją rado sušalusią prie sienos. Veidrodėlė, kas pasaulyje gražiausia? Jūs karalienė gražiausia, jūs karalienė gražiausia, jūs karalienė gražiausia, jūs karalienė gražiausia. Žinau, ją. Sniego karalienė. Pagaliau ir aš turiu karališkus drabužius, kokie jie gražūs. Dar vienas karalius. Taip, aš karalius, tik nebežinau, iš kokios pasakos esu. Aš pagalvočiau. Prisimeniau, tu iš pasakos, kuri vadinasi kiekvienam savo vieta. Eikš. Šią Anderseno pasakų karalystę mes valdysime kartu. Ir šiuos metus mes skaitėme knygutes ir klijavome į plakatą. Per šiuos metus mes perskaitėme 110 knygučių.